Ir pirmam pranešimui kviečiam gydytoją urologą Marius Nicarių apie tai, kas naujo sergantiesiems inksto akmenligę. Labą dieną, labai malonu matyti tiek žmonių, gal šiek tiek mažiau negu pirmoji daly, bet jau, manau, susirinks po truputį, visi dar džiaugiasi kava, užkandžiais ir aišku pokalbiais. Na, o aš norėčiau Jums papasakoti iš tikrųjų apie šlapimo pH ir inksto akmenligę. Ir kągi Jūs turėtumėte žinoti, o gal jau ir žinote, tai tada tiesiog prisiminsim kartu. Iš tikrųjų, kaipgi mums sekasi su ta akmenligė? Gal reikėtų sakyti, kad nesiseka, nes iš tikrųjų sergamumas jau siekia apie 10–12% visos populiacijos. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, tai per pastaruosius 30–40 metų sergamumas išaugo beveik 3 kartus. Tai iš tikrųjų mums nesiseka su šita liga kovoti. Jie dažnėja tiek vyrų, tiek moterų tarpe. Ir netaikant profilaktikos 5 metų bėgyje net pusė pacientų, kurie turėjo vieną akmenį, jie dažniausiai grįžta dar ir su nauju priepuoliu arba su nauju užaugusiu akmenimi. Turbūt kalbant, kaip reikėtų gydyti akmenligę, reikėtų suprasti ir kaip susidaro tie akmenys. Ir tas mechanizmas tikrai yra sudėtingas. Bet svarbiausia yra suvokti pagrindinius akmenų susidarimo veiksnius ir turbūt tuomet suprasime, į ką reikėtų nukreipti tą mūsų gydymą. Tai jeigu taip viską supaprastinus, tai akmenų susidarimą nulėmė šlapimo sudėtis ir sąlygos, kuriuose yra įvairios šlapimo druskos, tai yra šlapimo pH ir laikas. Kuo ilgiau nepalankios tos sąlygos šlapime, tuo greičiau formuojasi akmenys ir tą suprasdami mes turbūt turėtume ir nukreipti mūsų gydymo, sakykime, gydymo taktiką. Tikriausiai daugelis esate girdėję, kad dažniausiai akmenys tai yra kalcio oksalatiniai akmenys, jie sudaro paprastai apie 70–80% visų akmenų. Iš tikrųjų, kita pagal dažnį turbūt būtų rūšis šlapimo rūgšties akmenys, jie sudaro 10–15% visų randamų akmenų ir apie 10% sudaro vadinami infekciniai akmenys. Tai dažnai būna kalcio fosfato akmenys, magnio fosfatiniai akmenys. Taip pat dar išskirtiniais atvejais infekcinės kilmės būna struvitiniai akmenys, kurie dažnai būna koraliniai. Ir iš tikrųjų, tam tikros akmenų rūšis turi savo mėgiamą pH, kuriame susidaro. Jeigu taip paprastai kalbant, tai šlapimo rūgšties akmenys mėgsta susidaryti rūgštinėme pH. Kalcio oksalatiniam akmeniui pačiam formuotis augti, tas pH kaip ir nėra reikšmingas labai faktorius, bet po to paaiškinsiu, kodėl reikšmingas yra pH esant ir tokiems akmenims. Na, o infekciniai akmenys jie paprastai susidaro esant šarminiam pH. Tai kalbant toliau apie šlapimo pH ir akmenų tipus, tai paminėsiu tokią trumpai studiją, kurioje buvo tirta beveik 1500 pacientų. Tai buvo tyriama, kokie akmenys susidaro pacientams, kurių šlapime vyrauja įvairus pH. Ir kasgi paaiškėjo, kad 75% akmenų buvo nustatyti esant pH arba mažesniam negu 5,5 arba daugiau negu 6. Tai kitaip sakant, kai išlipam iš to tarsi apsauginio pH, kuris yra laikomas nuo 5,5 iki 6. Ir kas buvo dar įdomus radinys toks, kad pavyzdžiui kalcio dihidratiniai akmenys, kurie paprastai yra priskiriami neutralaus pH akmenims, tai jų didžioji dalis buvo randama, kuomet šlapimas viršijo 6 reikšmę. Tai reiškia, kad jų būtent brandolio susiformavimo, iš ko po to auga akmuo, labai irgi yra svarbus pH. Todėl net ir turint kalcio oksalatinį akmenį, reikėtų stengtis pasiekti tą, sakykime, apsauginį pH mūsų pacientams, jeigu norime, kad nesusidarytų naujų brandolių tokiems akmenims. Tai žinodami tokią informaciją, tai iš tikrųjų turėtume į tai žiūrėti inovatyviai ir stengtis, atsižvelgdami į akmenų tipą, turime koreguoti pH ir siekti apsauginio to pH lygmens. Turime siekti sumažinti ne tik mineralų perteklių šlapime, bet ir slopinti jų kristalizaciją inhibitoriais, tokiais kaip teobrominas, fitatai, citratai. Ir žinoma, visada yra svarbu bendros profilaktikos priemonės, kurias turbūt esam jau girdėję ne kartą, gerti skysčius,
mažinti druskos vartojimą, neviršyti vartojimų baltymų, stengtis vengti maiste perteklinio oksalatų vartojimo. Tokios bendros, tos paprastos taisyklės ir tikrai galime pritaikyti daugeliu savo pacientų. Kokiųgi medžiagų preparatuose mums reikėtų, kad gydant atitinkamo įvairių rūšių akmenis, pavyzdžiui, gydant kalcio oksalatinius akmenis, būtų gerai, kad preparatuose būtų fitato, kuris slopina kristalų formavimąsi ir jie nekeičia pH. Taip pat svarbu, kad būtų antioksidantų, kurie padėtų apsisaugoti nuo rendalo plokštelių susiformavimo inkstų taurelėse. Jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie šlapimo rūgšties akmenis, tai reikėtų, jog būtų teobromino, citrato, kurie kartu veikdami keičia pH į šarminį ir kartu dar slopina kristalų formavimąsi. O kalbant apie infekcinius akmenis, tai turbūt būtų svarbu, kad preparate būtų fitato ir L-metionino, kuris būtent rūgština pH ir tuomet yra nepalankus pH tiek bakterijoms, tiek ir tolimesniam infekcinių akmenų formavimuisi. O dabar kalbant apie kiekvieną grupę, jeigu atskirai, tai čia matome kalcio oksalatinius akmenis, čia šitie siaubūnai, su kuriais dažniausiai kaip urologas susiduriu operacinėje, tai iš tikrųjų jų išvaizda būna įvairi gana, kartais labiau spygliuota, kartais lygus paviršius, bet iš esmės tamsiai rudas akmuo paprastai mus užveda ant kelio, jog tai gali būti kalcio oksalatinis akmuo. Kągi galime skirti, kai tokius akmenis turi jūsų pacientas. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, kad magnio kalcio fitatas, kuris užkerta kelią šlapimo druskų kristalų formavimuisi, taip pat polifenoliai, kurie pasižymi antioksidacinių poveikių, taip pat magnio oksidas, vitaminas A, kurie yra kristalų formavimuisi slopikliai ir, aišku, cinko gliukonato. Kalbant, kas čia kaip veikia ir mums padeda, kovojant su akmenlige, tai fitatai susijungia su kalciu, sustabdo kristalų augimą ir kristalų formavimąsi. Magnis konkuruoja su kalciu ir prisijungiant oksalatus. Ir magnio ir oksalatų kompleksai yra žymiai tirpesni negu kalcio oksalatiniai, tie, sakykime, kristalai. Taip ir matome nuotrauką, kad tie kristalai, žiūrint mikroskopu, yra žymiai smulkesni ir trampesni. Pats fitato veikimo mechanizmas paremtas tuo, kad dėl savo neigiamo krūvio fitorūgštis yra labai gimininga kalcio turinčioms struktūroms, todėl tokiems kristalams sunku susiformuoti ir augti. Buvo nustatyta, kad dėl tokio mechanizmo būtent fitatas yra vienas iš galingiausių oksalato ir kalcio fosfato kristalo formavimosi slopiklių. Jie sustabdo kristalo augimą ir saugo nuo kristalų sankaupų susidarimo. Polifenoliai, kurie pasižymė antioksidacinių poveikių, tai jie sumažina oksidacinę pažaidą ir uždegiminį atsaką tiek intratubulinėme, tiek intersticinėme mechanizme. Pagrindas yra tame, kad yra užkertamas kelias ląstelių pažaidai ir rendalo plokštelių susidarimui, kurios, pavyzdžiui, operuojantos atrodo kaip kalcifikuotos papilos taurelėse ir iš jų dažnai netgi matome, kaip jau pogleivėje jau formuojasi net nauji akmenys, tai būna net ir skaldome tarsi net ir su gleivinė kartu, pavyzdžiui, urologai operuodami. Kalbant apie kitą grupę, šlapimo rūgšties akmenis, kurie apie 10–15% sudaro, tai pažiūrėję į Europos urologų gaires, galime rasti algoritmus, kurie mums pataria, ką ir kaip čia reikėtų daryti. Tai jeigu mes turime tipinius šlapimo rūgšties akmenis, kurie susidaro, kai šlapimo pH yra paprastai mažiau negu 5,5, tiek kraujyje, tiek šlapime turime šlapimo rūgšties perteklių ir gali būti dar mažesnis šlapimo kiekis. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, kas yra rekomenduojama, tai yra šarminti šlapimą, sakykime, su kalio, magnio citratu. Ir ką mes siekiam padaryti? Siekiame, kad jeigu norime užsimti prevenciją, kad nesusidarytų, tai 6,2–6,8 pH mūsų siekiamybė, o jeigu norime tokius akmenis susidariusius ištirpinti, kaip dažnai pacientai sako, duokite man tablečių, kur ištirpins akmenis. Na ir tada dažnai tenka nuliūdinti, kad tik 10% mes galim padėti pacientų, būtent bandydami tirpinti akmenis, jeigu yra šlapimo rūgšties akmenis. Bet tada pH jis turi būti dar aukštesnis, kartais siekti net ir 7 ir net šiek tiek daugiau. O jei turime šlapimo rūgšties perteklių, tai kaip ir pagal urologų gaires rekomenduojama yra skirti alopurinolį atitinkamai, kiek mes turime perteklių to šlapimo rūgšties.
ką mes galim skirti, kokių turėtų būti medžiagų preparatuose. Tai aišku, kalio ir magnio citratas yra turbūt vieni iš pagrindinių sudėdamųjų dalių, kas yra labai svarbu, nes būtent keičia pH ir slopina kristalų formavimąsi. Kodėl kalio ir magnio citratą? Nes jau yra padaryta studijų, kad skiriant vien kalio citratą tradicinį, jo poveikis yra silpnesnis negu kalio ir magnio citrato mišinio. Skiriant kalio ir magnio citrato mišinį, tai paprastai reikia mažesnių dozių pasiekti tą patį šarminantį poveikį. Automatiškai mažėja šalutinių poveikių jūsų pacientui. O teobrominas yra kita labai svarbi būtų sudėdamoji dalis, nes tai yra specifinis kristalų formavimosi slopiklis. Ir kuo jis dar yra svarbus, kad jis pasižymi sinergistiniu poveikiu kartu su citratais. Papasakosiu šiek tiek toliau, ką aš turiu omeny. Tai teobrominas jis ne tik pakeičia kristalų morfologiją ir susidaro ilgesni, plonesni kristalai, bet ir sumažina naujų kristalų dydį. Taip pat dar yra ir slopinamas akmenų pakartotinis augimas. Kuo didesnė teobromino koncentracija, tuo ir didesnis yra slopinimas iš tikrųjų. Tai šita medžiaga yra labai naudinga, kovojant su šlapimo rūgšties akmenukais. Ir kai kalbėjau apie sinerginį poveikį, tai paaiškėjo, kad esant tai pačiai teobromino koncentracijai ir pakeitus pH per 0,15, tai kristalų formavimosi slopinimas padidėja nuo 4,9 karto iki 12,6. Tai iš tikrųjų tas efektas padidėjo vos ne 3 kartus. Tai tikrai labai gerai, jeigu preparate yra ir teobrominas, ir citratai. Kaip pavyzdys, kur mes galim pritaikyti tokį gydymo būdą, kai tirpinam akmenis, tai toks buvo klinikinis atvejis, kad senyvo amžiaus pacientas turintis labai daug gretutinių ligų, anesteziologų iš karto plaukai šiaušiasi piestų, pamačius tokį pacientą, kalbama tik tais apie gyvybę gelbstinčias operacijas, bet ką daryti, kai pacientas turi beveik 3 cm akmenį geldelėje, žiūrint tankis yra minkštas, mes galim išmatuoti jo tankį kompiuteriniai tomografijų Hounsfieldo vienetais, matome, jog šlapimo pH yra jo visą laiką rūgštinis, ir priėjom sprendimo, kad operuoti negalim, bet galim pabandyti tokį akmenį net ir ištirpinti. Ir skiriant preparatus turinčius teobromino ir citratų, kalio ir magnio citratą, tai per 3 mėnesius, kaip matot, pakartojus kompiuterinę tomografiją akmens neliko. Tai iš tikrųjų toks efektas tokiam dideliam akmeniui, kad būtų pasiektas, yra gana retas, bet jeigu mes turim mažesnius šlapimo rūgšties akmenius, tai paprastai tas tirpinimo vadinamas efektas yra žymiai geresnis. Ir tikrai galima tą taikyti dažnai pacientams ir tie šlapimo rūgšties akmenligės pacientai, jie paprastai yra tokie veteranai, užgrūdinti ir jie jau žino, kas yra tos kolikos, žino, kada jam pajuda tie akmenys ir jie tikrai labai apsidžiaugia, kai sužino, kad nebūtinai reikės juos stentuoti ar ten endoskopiškai operuoti, o užteks skirti vaistus. Kalbant apie gydymo trukmę ir šalutinius poveikius, tai kalio ir magnio citratą reikėtų skirti atsargiau žmonėms su lėtine inkstų liga, nes bijom, aišku, hiperkalemijos. Aišku, iš šalutinių poveikių tai dažniausiai gastrointestiniai, sakykime, poveikis ir reiškiniai, bet jie nebūna intensyvūs. O teobrominas jis veikia kaip kofeinas, stimuliuoja, tai jeigu mes jo per daug naudojam, tai galim jausti ir galvos skausmus, būti padidintas dirglumas. Na, gydymo trukmė neturėtų viršyti 6 mėnesių ir pasiekus to 6 mėnesius paprastai jau rekomenduojama bent jau 1-2 mėnesių pertrauką ir tada žiūrėti, kaip ta situacija, ar dar reikalingas tęstinis tas gydymas. Na ir paskutinė grupė akmenų, tai infekciniai akmenys, jie paprastai užima apie 10% akmenų, su kuriais tenka kovoti. Ir kągi mes galėtume skirti, tai labai svarbi medžiaga yra L-metioninas, tai yra šlapimą rūgštinanti medžiaga. Taip pat fitatas, apie kurį kalbėjom, kuris slopina kristalų formavimąsi. Ir taip pat gali būti cinko gliukonato, vitamino A. Ir būtent L-metioninas jis lygiai taip pat rekomenduojamas Europos urologų ir Amerikos urologų gairėse. Jis rekomenduojamas kaip skirtingų tipų akmenims. Ir jisai, kuo jis naudingas, kad jisai rūgština šlapimą. Jo dozė turėtų neviršyti 1,5 gramo per dieną, ko mes tik prisibijom skirdami ilgą laiką L-metioniną. Tai yra, kad bus per daug kalcio šlapime, gali būti kaulų demineralizacija, ar ne, gali būti sisteminė acidozė, todėl net ir pačios gairės pabrėžia, kad nereikėtų to skirti kaip labai ilgalaikio gydymo, kad neturėtume šitų šalutinių poveikių.
Kodėl svarbu rūgštinti šlapimą? Ogi todėl, kad sudarom nepalankės sąlygas bakterijoms ir sustabdome infekcinės kilmės akmenų susidarimą. Ir dar kitas dalykas, kai šlapimo pH mažiau negu 6,2, tai kalcio fosfato kristalai, kurie būdingi infekciniams akmenims, jie tampa tirpus ir negali kauptis bei susidaryti naujų akmenų. Kalbant apie fitatus, tai svarbu pabrėžti, kad fitatai, kaip ir minėjau, jie yra vieni iš galingiausių oksalato ir kalcio fosfato kristalų formavimosi slopiklių. Jų reikia net iki 54 kartų mažiau nei citrato tam pačiam kristalų slopinimo efektui pasiekti. Jau čia mokslininkai tą skaičiavo vienoje studijoje. Ir skiriant kartu su šlapimo rūgštinimo medžiaga pasireiškia sinerginis poveikis, kai tai slopinamas ir šlapimo druskų kristalų formavimasis. Kitas naudingas dalykas, kas yra pastebėtas su fitatais, kad jie reikšmingai sumažina bakterijų kiekį prilimpančių prie šlapimtakių stentų paviršiaus. Gal esat susidūrę, kad pacientas turi stentą, jis labai kalcifikuojasi, užsikemša, pacientui bėdos, reikia tą stentą šalinti, keisti, kartais net akmenų susidaro, dėl kurių turim atskiras operacijas daryti. Tai buvo pastebėta, kad skiriant preparatus su L-metioninu ir fitatais, tai sumažėtų tų stentų kalcifikacija. Tokia net studija buvo padaryta, kad pašalinus stentus po 2 mėnesių pacientam, kuriem buvo skirti tokie preparatai, tai tie stentai net iki 8 kartų buvo mažiau kalcifikuoti negu tų, kurie negavo. Tai kartais pacientams galima netgi padėti ir tokioje situacijoje, kai yra su stentais ir nepalankus faktoriai dėl kalcifikavimuose. L-metionino, kaip ir minėjau, reikėtų neviršyti 1,5 gramo dienai, perdozavus gali būti galvos skausmai, gastrointestiniai reiškiniai. Kas svarbu prie fitatų, kad jie slopina cinko ir geležies absorpciją, tai reikėtų atsargiai skirti pacientams, kurie turi anemiją. Jeigu norim tą poveikį sumažinti, kartu reikėtų skirti vitaminą C, nes taip tarsi sustabdomas geležies absorpcijos slopinimas. Na ir kaip minėjau, gydymas neturėtų būti per ilgas, nes skiriant per ilgai mes galim susilaukti šalutinių poveikių, kaip dėl acidozės ir dėl kaulų demineralizacijos. Kitas klausimas, kaip greitai suveikia tie preparatai, kaip greitai pradeda keistis tas pH. Tai irgi buvo atlikta studija, pacientams su šlapimo rūgšties akmenimis buvo skiriami šarminantis preparatai su citratais ir rūgštinimo grupiai, su infekciniais akmenimis buvo skiriami preparatai turintys L-metionino. Ir kas paaiškėjo, kad beveik jau maksimalus poveikis yra pasiekiamas ties 60 dieną. Per 2 mėnesius, grubiai kalbant, pH šarminimo grupėje pasikeitė beveik 15%, o rūgštinimo grupėje 8%. Ir tas jau realiai leido pasiekti norimus šlapimo pH rėmus, tą apsauginį pH, apie kurį mes kalbam, kad 5,5 iki 6,2, būtent į tuos rėžius. Ir net 70% pacientų, kurie laikėsi to gydymo, išgerdavo, sakykime, preparatą, nevengdavo, neužmirždavo, tai jie pasiekė tas apsauginės pH reikšmės. Jeigu ne visai laikėsi to gydymo, sakykime, skirto režimo, tai tas jau sumažėjo beveik iki 50%, kurie pasiekė apsauginės reikšmės. Ir iš tikrųjų tokie preparatai yra labai gerai toleruojami, didžioji dalis pacientų atžymi, kad tie šalutiniai poveikiai reti, neintensyvūs, beveik 98% pacientų manė, kad gydymą gali tokiais preparatais tęsti, toleravo gerai ir tiek rūgštinimo, tiek šarminimo grupėse buvo tas pats. Kada galim skirti tokius preparatus? Tai iš esmės visada. Pacientas pakliūna į priėmimo skyrių su kolika, nenorim, kad tai akmenys didėtų, formuotųsi, mes jau galim skirti jam iš tikrųjų atitinkamą preparatą. Jeigu pacientas papuola į ligoninę, įdedam stentą, nenorim, kad jis kalcifikuotus, jau galim skirti preparatus, ar ne? Jeigu pacientas išsišlapino akmenuką, ištiriam akmenuką, žinom jo sudėtį, vėl galim jau skirti preparatus. Pacientas išoperuojamas, pašalinami akmenis, lygiai taip pat norime užsimti profilaktiką ir apsaugoti, kad tie akmenys nebesusidarytų. Ir dažnai klausia pacientai, ar čia yra reikšmingi tie likutiniai maži akmenukai, skeveldros, ten kur 3-4 mm. Tai iš tikrųjų tokie akmenys yra pavojingi, nes beveik 60-70% sukelia problemas pacientams. Būna stiprios kolikos, prireikia pakartotinės operacijos ir gali formuotis didesnis akmuo. Tai iš tikrųjų net ir likutiniai fragmentai gali mums sukelti bėdas jau 1,5 metų bėgyje. Na ir pabaigai, kągi turime žinoti po visos mano
sakykime, pristatymo, tai akmenligės gydyme ir profilaktikoje labai svarbu bendros mitybos ir skysčių vartojimo rekomendacijos. Stenkite skirti preparatus, kuriuos patogu vartoti pacientams, nes jeigu preparatas bus nepatogus vartojimui, kad ir koks jis bus geras, jis neveiks, nes pacientų jo nenaudos, atkame yra bėda. Ir preparatai, kurie koreguoja šlapimo pH ir turi kristalizacijos slopiklių, pasižymi dažnai sinergistiniu poveikiu ir tai yra naudinga jūsų pacientui. pH koregavimas į apsauginį lygmenį gali padėti išvengti įvairių rūšių akmenų. Kaip ir minėjau, net ir kalcio oksalatinių akmenų brandolio susidarimai, kurio brandolys dažnai būna ne toks pat kaip ir išorinis lobelis pagal sudėtį. Tai tam brandolio susidarimo slopinimui irgi lygiai taip pat gali reikėti koreguoti pH į apsauginį. Ir preparatai turėtų būti skiriami įvairiose situacijose, kaip minėjau, tiek laukiant savaiminės liturezės, tiek siekiant išvengti ligos pasikartojimų prieš ir po operacijos lygiai taip pat. Na ką, ačiū uždėmesi. Ačiū daktarui Mariui. Ar turite klausimų? Gal kokie čia tie preparatai? Mes ne visi žinome pavadinimus. Ar profesorė irgi turi? Tuo pačiu maža smulkmena, kas moka urologas, pacientas, valstybė ir kiek moka? Tai preparatai jie nėra kompensuojami. Čia jau pats pacientas turi mokėti už tos preparatus. Čia, žiūrint, kas yra daug. Kas patiria koliką, tai paprastai tai įkainiai labai pasikeičia psichologiškai. Jo. Iš tikrųjų, tie preparatai netaip senai čia pasirodė pas mus rinkoje ir nelabai mes turime rimtų analogų, ką pasiūlyti. Tai iš tikrųjų džiugina, kad mes jau turim ką pasiūlyti pacientam, nes labai ilgą laiką buvo problematiška apskritai prieiti prie panašių bent jau preparatų. Dabar jie yra jau pasiekimi Lietuvoje, jų tas saugumas įrodytas. Iš tikrųjų gerai, kad tai nėra paremta vien, sakykime, homeopatija ir panašiai, yra rimtų studijų atlikta, kad iš tikrųjų padeda, tai keičia tą pH, tas pH yra reikšmingas irgi gilinantis į tą akmenligės problemą tikrai tas matosi, kad mes turime koreguoti, stengtis tą pH į apsauginį lygmenį, nes dažnai ir klausia gydytojai, sako, akmuo mišrus, pacientas išsityrė akmuo mišrios sudėties, ką daryti, tai iš tikrųjų taip matosi ir operacijos metu, brandolys vienos sudėties, o paaugęs po to tas brandolys visai kitokia medžiaga. Tai iš tikrųjų mūsų gydymas turėtų būti nukreiptas ne tik, kad ten, ne tik slopinam to apvalkalo susidarimo, bet jeigu norime išvengti naujų akmenų susidarimo, tai turim stengtis būtent tų brandolių susidarimą slopinti. Tai tokia įdomybė iš tikrųjų. Tikiuosi, kad ateityje populiarės tokia, sakykime, profilaktika ir apsauga nuo akmenligės ir gal sumažės darbo ir specialistams tada operacinės tokiais pacientais. Ačiū už atsakymą. Ar kas dar? Atsakė mano kaimynė, docentė, 30 eurų sakė. Taip, ne? Vakar domėjausi kalio citrato, kokia yra pasiūla Lietuvoje per vaistinės ir užkliuvo lit control preparatai, tai mėnesio kaina yra apie 30 eurų, skirtingai nuo vaistinės, tai daromos akcijos kartais mačiau, tai mėnesio kaina yra tokia lit control, nežinau. Ne, ten yra būtent su pH keitimu mažiau, daugiau ir neutraliam pH palaikyti. Jo, ten iš esmės yra 3 preparatai, vienas yra, kad šarmint pH, kitas rūgštint pH ir yra preparatas, kuris nekeičia pH, tiesiog turi kristalų slopinimo medžiagas, formavimuose, tai jis toks nežinant pH, nežinom sudėties, tai galim iš esmės visą laiką skirti. Bet tokia specifiškesnė profilaktika, jei norim užsimti, jau turime skirti preparatus, kurie keičia pH. Tai lygiai kaip ir šnekėjau, atitinkamai nuo preparato, jeigu skiriam ten, kur yra, pavyzdžiui, kalio citratas, jeigu norim, ar ne, tai vis laik turim dėl hiperkalemijos labai žiūrėti šitą dalyką, nes ir pats gamintojas, ir tiek studijų atlikę, reikia labai atsargiai. Jo. Gal hemodializės metu tą tabletę gali sugerti, gali iškart. Kol kas studijų, kaip daryti, kai nėra šlapimo ar dializuojamas pacientas, tai dėja dar tokių tvirtų įrodymų neturiu ir negaliu pateikti. Taip pat ir nėštumo metu nėra įrodyta, kad tai galima būtų skirti nėštumo metu. Pavyzdžiui, pacientė irgi klausia, ar gali naudoti. Tai nerekomenduotume nėštumo metu, reikėtų susilaikyti nuo tokių preparatų skirimų.
Ačiū, puikus pranešimas. Prašau.